vokalinio ansamblio Kantilena kūrybinės veiklos 10-mečio jubiliejui, kuris yra skirtas Lietuvos 1000-mečio jubiliejui. Medžiuos baltas ir skambus, ryto virpesys, saulė teka, leidžiasi šilai, leidžiasi šilai. Spalvingam, skambiam ir kerinčiam dainos ir muzikos pasauliui savo kasdienybę paskyrusios Ukmergės kultūros centro moterų vokalinio ansamblio Kantilena narės dabar jau tikrai nebegalėtų suskaičiuoti ir pasakyti, kelinta joms yra šioji repeticija. Nes nuo tada, kai 1998 rudenį muzikos mokyklos dainavimo mokytoja Daiva Petrikienė, subūrusi šį naująjį kolektyvą, pakvietė jį į pirmąjį prasidainavimą, repeticijos moterims tapo nebeatsiejama jų gyvenimo dalimi. Ir ne tik jos. Kantilenos dainininkės tuomet dar negalėjo žinoti, kokia nepakartojama, įstabi ir gražiausios patirties kupina muzikinė veikla jų laukia. O ir pati vadovė Daiva, prieš tuos 10 metų sulaukusi pasiūlymo dainavimo mokyti ne vien mažuosius, bet ir juos į muzikos mokyklą atvesdavusias dainuoti panorusias mamas, turbūt nesitikėjo tokių pasiekimų ir laimėjimų, kokiais šiandien Kantilena Ukmergę garsina ne tik Lietuvoje. Kantilena, kurios repertuare lietuvių kompozitorių klasikų ir šiuolaikinė muzika, išplėtotos lietuvių liaudies dainos, sakralinė muzika, užsienio kompozitorių kūriniai, nuo pat pradžių ėmė koncertuoti Ukmergės kultūros centro renginiuose, mieste vykstančiuose valstybinių švenčių minėjimuose, poezijos šventėse. Minint Motinos dieną, lapkričio 22-ąją pagerbiant muzikos globėją Šventąją Ceciliją, ukmergiškių giesmės skamba miesto ir rajono bažnyčiose. Ne kartą jos yra giedojusios per mišias Ukmergėje ir kituose miestuose, savo giesmes dovanojo į maldininkų šventovę Šiluvą susirinkusiems tikintiesiems. Pradžiuginti naująjį ansamblį netruko ir pirmasis svarbus apdovanojimas, tapęs tiltu į tolesnį sėkmės ir puikių įvertinimų kelią. 1999 balandžio 17 dieną nuvykusios į patį pirmąjį šioje savo veikloje konkursą, Šilalėje rengiamas respublikinės ansamblių varžytuves Šilų aidai, šauniosios dainininkės tapo jo nugalėtojomis. Ir dar komisija nusprendė, kad jos geriausiai iš visų atliko užsienio autoriaus kūrinį. Kantilenos narės tuomet jautėsi lyg aukso puodą laimėjusios, juk tapti čempionėmis vos susibūrus draugėn geriausias jų talento ir vadovės darbo įvertinimas. Kasmet Lietuvoje įskiriami ir pagerbiami geriausi iš geriausiųjų mėgėjų meno kolektyvai. Labiausiai pasižymėję saviveiklininkai Lietuvos liaudies kultūros centro ir pasaulio lietuvių dainų šventės fondo iniciatyva apdovanojami jau 10 metų. Laureatai nominuojami garbės ir pripažinimo simboliu tapusią aukso paukšte. Garbingą įvertinimą pelniusiųjų sąraše rasime ir Kantilenos vardą. 2003 kovo 2 dieną Lietuvos liaudies kultūros centrui paskelbus nominantus, atsiimti aukso paukštės ukmergiškių kolektyvas vyko kaip geriausias debiutantas chorų ir vokalinių ansamblių kategorijoje. Jis yra ir pirmasis Ukmergės rajono kolektyvas, pelnęs šį svarbų apdovanojimą. Vaikeliai mažutėliai, giesmėmis, giesmėmis, jį mes žinom, tai Mesijas garbingas, gimęs iš mergelės viešpats galingas, sveikina kūdikėlį, vaikelį mažutėlį, giesmėmis, giesmėmis. Šiuo metu ansamblyje 12 linksmų, šaunių, muzikai atsidavusių ir savo žiūrovus mylinčių moterų. Ir nors visos yra suaugusios, vadoviai Daivai kiekviena tikriausia mokinė. Jos ir pačios tokiomis jaučiasi, kas kad skina laurus, tobulėjimui ribų juk nėra.
buvo labai įdomus metai, subrendom, labai įdomu kartu dirbti, kartu muzikuoti, kartu keliauti, kartu gyventi. Tiesiog eina gyvenimas kartu ir jis labai prasmingas ir įdomus. Mūsų kolektyvas tai ne tik kolektyvas, galima sakyti ir šeima. Mes kitą kartą ateinam, susėdam ir sakom, pašnekam. Ir dalinamės apie viską kalbam. Apie vaikus, apie vyrus, apie kulinarinius sugebėjimus, apie knygas, žodžiu, apie viską, apie viską. Visos šventės pakankamai įsimintinos. Aš kažkurios vienos, nežinau, nedrįsčiau ir išskirti, visada būna be galo smagu ir linksma. Daug dainavom, daug valgėm, daug šokom. Ir keliam stiklinis liftais. Vyras, kadangi labai vėlai grįžta, aš jau būnu prisidainavusi, tai jau nebelabai ir klauso. O šiaip visi palaiko tą mano dainavimą. Oi, aš dainuočiau, žinokit, visą parą, jeigu galėčiau. Man labai patinka dainuoti. Bijūnėlį žalias, bijūnėlį gražus, bijūnėlio žali lapai, raudoni žiedeliai. Beje, tose repeticijose ir muzikių vaikai auga, kantriai kelias valandas laukdami dainuojančių mamų, svajodami, piešdami, o neretai ir patys uždainuodami. Du gaideliai, baltų žirnis kūlė, dvi vištelės į malūną vešė. Ar vadoviai nesunku suvaldyti šią šaunią klasę? Kokiegi čia gali būti sunkumai, kai anot Daivos visos yra darbščios, klusnios ir tai, ką daro, atlieka iš širdies. Tuo labiau, jog Kantilenos narėms muzika visuomet buvo artima. Juk didžioji dalis jų, diplomuotos muzikos specialistės, arba tiesiog puikiai išmano šią sritį. Tiesa, šiame būry yra ir mokytojų, kultūros darbuotoja, netgi medikė ir matematikė, kuri patikina, dainavimui matematika labai svarbi. Iš tiesų, kas gali ginčytis, jog muzikuojant nereikia mąstyti, ir natos joms seniai nekokie hieroglifai. Perkasti muzikos raštą išmokė vadovė, o pasimetus ar pristigus žinių, padėti nieko nelaukdamos atskubės kolegės. Dainininkės sako, jog Kantilena joms tikra dovana. Žmonės turi 1-2 nepakeičiamus draugus, o čia 12. Šitaip apie savo draugystę kalba gražaus kolektyvo gimtadienio sulaukusios bičiulės. Viena kita kažkada šmaikščiai praminusios dvasinių dalykų magistre, didelių vokalo plotų turėtoje, patronų valdžios sluoksniuose, meniška matematikė ir kartu matematiška menininkė, bei pritaikiusios kiekvienai kitas pareigas. Ir priduria, kad tokia pat ypatinga, verta gražiausių žodžių ir nepakeičiama yra jų vadovė Daiva, iš kurios prisipažįsta besimokančios tolerantiškumo ir diplomatijos. Sukaktuvininkės neslepia, jog be Kantilenos, buvimo scenoje ir dainų nebegalėtų gyventi. Kai šitiek savęs atiduoda muzikai, ar neužrūstina žmonų ir mamų su ją turinčių dalytis artimųjų? Pasirodo, kad be Kantilenos savo gyvenimą nebeįsivaizduoja ir dainininkių vyrai. Mačios sako juos ugdžiusios ir išugdžiusios nuostabiausią palaikymo komandą. Su jais į koncertus važiuojančios, jų ir patarimo dėl aprangos ar šukuosenos klausiančios. O vadovės Daivos vyrui Egidijui tokia veikla kaip niekam kitam suprantama. Pats pasirinkęs muziko kelią gerai žino, kiek laiko ir širdies reikia skirti šiam menui. Dažniausiai, nors sritys ir skirtingos, bet muzika yra muzika ir viskas praktiškai tai yra viena. Dažniausiai papildom vienas kitą. Mažai konfrontuojam tais klausimais, daugiau papildom vienas kitą. Linksmos būna Kantilenos sezono atidarimo ir uždarimo šventės. Ir visur, vakaronėse, susiėjimuose, išvykose, skamba Kantilenos dainos, kurios, kaip ir buvimas joje, pakylėja moteris virš kasdienybės.